Ateinu. Kam taip kankinta skambutė? Ašgi ne iš čia, ne kur čia. Gi einu. Tu jau, aš jums perskambinsiu, gerai? Gerai. Pagaliau mes čia. Aš taip bėk į savo kambarį. Tu ką, savo raktus pametėjai? Taigi matai, rankos užimtas. Rankos užimtas? Tai gal tavo galva kažko užimta? Man gal net aišku, kuo? Kas čia per moteriški balsai tavo telefone taip vėlai skambina? Kokie tam balsai? Čia Ugnės mokytojos balsas. Ugnės mokytojos balsas? Tai kodėl iškart išjungiai telefoną? Nieko aš neišjungiu, tam bateriją išsikrovė ir viskas. Kokia tavo išmani baterija? Tiesiog ima ir išsijungia kaip tik tada, kada aš išgirstu moteriškus balsus. Miltute, meilė mano, prašau, nepradėk gerai, būk gera, nepradėk, prašau. Aš net nepradėjau. Bananų nupirkai? Va, prašau, aišku, kad nupirkau. O kam? Mildute, tu vakar tokį skandalą pakėlei, užsimanei bananų, liepei man nupirkti, aš ir nupirkau. Čia buvo vakar, aš tau šiandien 3 kartus pakartojau, bananų nepirk, aš jų nebenoriu. Klausyk, o gal tu bananų šiandien užsimanysi? Aš juk nežinau, ką, kuomet tu užsimanysi. Dėl to aš ir stengiuosi viską iš anksto nupirkt. O tavęs nieks neprašo. Padūsauk tu čia dar man. Žinai, tu mane užknisai. Apkurtai? Neatsiliepsi? O vat ir atsiliepsiu. Atsiliepk. Atsiliepsiu, be problemų. Imsiu ir atsiliepsiu. Tai gal čia vėl tavo tos mokytojos skambina? Kas skambina? Kokios dar mokytos? Tai neatsiliepsi? O vat imsiu ir neatsiliepsiu. Kaip tau tai, a? Alio. Labas, močiutė Marija. Ne, tėtis dabar negali kalbėti. Jis su mama pykstasi. Turbūt tėtis susirado savo meilužę. Žinai, brangioj, man jau viskas atsibodo, absoliučiai viskas, visi tavo priekaištai. Žinai ką, tai kokios problemos, tada imkim ir skirkimės. Galėsi linksminti su savo meilužė mokytojoms, skirybos ir viskas. Mama sakė, kad bus skirybos. Aš tau viską per... Labos nakties, močiutė. 3 rūšių sausainiai. Kaip tu sunkiai dirbi, ne? Negali, tiesiog aš viena čia sėdėsiu. Nagi mes dabar tą bananų skirsime. Baig. Labai įdomiai savo meilužės vaidini. Bananai, matai. Alio, labas, močiutė Valia. Jokios meilužės ir bananai, čia ne prie ko meilužė, ne prie ko. Ne, mama dabar labai garsiai skiriasi su tėčiu. Paskambink vėliau, kai jau baigs skirtis. Aš irgi tave myliu, močiutė. Aš bananų tau nebereikia. Aš tau nebereikia. Ko tu iš manęs reikia? Oi, Milda amžinai nepatenkinta. Šitokį vyrą gavo. Pažiūrėk, dainiukas mūsų, šaunuolis, gražus, gerai uždirba. Pažiūrėk, kokį namą pastatė. Taip. Kas taip aš taip? Aš suprantu, visos mes nėščios buvom. Bet tu man pasakyk, ar aš tau šitaip galvą kvaršinau? Nu, Tu? ar aš kvaršinau tau galvą? Ne, nu kaip tu galėtum? Ką tu? Gerai, klausyk, viskas. Lipam. Nu, krauk gaminus. Taip. Nu, ir dar ta kita moteris, meilužė. Taigi visų pirma reikia įrodyti, ane? Taip. Visų antra, galima suprast, 9 mėnesius be moters. Be, pats žinai ko. Ne, Vitalijau? Taip. Kas taip? Kas taip? Tu gali su manim žmogiškai kalbėti? Ką reiškia tas tavo taip? Tai
Tai ašgi ne ta prasme. O kokia prasme? Na, ašgi norėjau pasakyti, kad tu visiškai teisi. Nu, tai gerai, gerai. Taip. Drambliukas, mano mažiukas, ištino kojytę drambliukui. Pats tu drambliukas, mano kojos forma tokia. Dainiau! Dainiuk! Dainiuk, sūnau. Labas, mamyt. Mildutė, labas rytas, gražuolė tu mūsų. Mes pro šalį važiavom, nusprendėm užsukti. Labas rytas. Labas. Pro šalį su visais daiktais. Supranti, sugalvojom namuose remontą. Aš pasiūliau Marijai, kad mes galėtumėm apsistoti pas jūs. Laikinai, jūsgi neprieštaraujate, ne? Na, tai aišku, jie neprieštarauja, aišku. Atneš daiktus, gerai, ko tu stovi čia? Atneš. Viskas aišku, Dainiau, mes jau vėluojam. O palauk, jūs kur susiruošė dabar? Tai pas mus gydytojo konsultacija, moterų gydytojas 11 valandą. Dainiau, koks laukia oras? Normalus oras. Tai kaip man šilčiau apsirengti ar ne? Mildutė, taigi vasara, šilta už lango. Užsimesk lengvą paltuką ir užteks. Girdėjai? Tai atneš man mano paltuką į viršui. O kurgi mano mylimoje nukėlė? Palaukit, tai jūs Ugnę norėjot palikti vieną? Ne, Vitaliau, einam. Ateik, Vitaliau, ateik. Nu, tiesiog pasaka. Aš nežinojau, kad jie taip staigiai atstems. Klausyk, dėk tu tuos lagaminus. Nu, ko tu sais kaip koks viešbučio berniukas? Nu, baig. Oi, mamytė tu brangiausia, kad man kardamas nulūžtų. Vitalija, 100 metų. Kaip laikais, kaip pridikas. A viduj ten irgi viskas gerai? Oi, Marytė, labas, nu pasibučiuoju. Palaukit. Aš irgi labai džiaugiuosi jūs matydama, bet aš ne Marytė, o Marija. O kitas dalykas su jumis bučiuotis aš nesiruošiu. O ko taip, Marija? Paprasta Marija. Ką? Oi, atsiprašau, aš taip biški velniava tokia. Marytė, tu pasižiūrėk, kas pas mus atvažiavo. Tiesiog New Yorkas. Tu kelnes susidėk, mačiu. Aha, taip. Einu. Oi, Marija, labas. Na kaip vis gražėjam, jauninamės, ne? Ar mėsytę valgom? Oi, nesulauksiu. O pas jūs kas naujo, Valentina? Gal darbovietės sudegė, ar išėjot amžinų atostogų? Oi, nusispjaukit per kairį petį. Tiesiog Jonas pagaliau sugalvojo visus tarakonus namuose išnuodyti. Ką aš turiu išnuodyti? Nu, neapsinėti tiek durnelių tarakonus. Ai, taip, jo. Tarakonus nuodėm. Tu prisiveisi tarakonų. Tai, žinok, gavau labai gero dusto. Vokiškas, 2 butelį supyliau. Akis graužė, neįmanoma namus būti. Tai ir teko palikti gimtuosius namus porai dienelių. O gal ir visam mėnesiui? Taip. Na, visą mėnesį paliekam namelius ir būsim čia. Milduka, tu kažkaip plonai apsirengus. Sušalsiu, vaikas sušaldysi. Dainiu, kas čia dabar? Tai kodėl tu neprižiūri? Palaukit, o prie ko čia dabar Dainius? Ir iš viso kam prisirengti? Taigi sukais, paskui perpūs vėjas, dieve. Koks vėjas? Nu, kiek čia iki mašinos 5 žingsniai? Aš reikalauju. Žinai, žingsniai būna irgi visokie, gerbiamoji Valentina. Ne, žinote ką, aš vis dėlto reikalauju, kad jinai apsirengtų. Šilumą kaulų nelaužau. Valio, mačiutė su seneliais atvažiavo. Ugnutė. Oi, kokia tu sunki. Nu, beveik kaip močiutė Valentina. Nemeluok. Tai mes jau važiuosim. O jau važiuojat? O, tai gerai, laimingai. Aha.
Ugne, parodom profesoriui, kaip reikia žaisti futbolą. Gerai, Jonai, tu negudrauk ten. Ugne, taip, Ugne. Valentina, ar jums netrodo, kad mes čia susirinkom dėl vieno ir to paties dalyko? Jūs irgi tarakoną išknysta, ha? Nu, baikit, prašau. Visi čia mes suaugę žmonės ir puikiai suprantam, kas vyksta. Šeima griūna. O. Pagavau. Valentina, jūsų Mildą aš tikrai labai myliu. Bet pastaruoju metu, man atrodo, kad jinai kažkaip labai naudojasi savo nešiosios padėtim. Štai, puikus perdavimas. Puikus. Marija, mes abi buvom toj padėti ir puikiai tai suprantam geriau negu nekuriai vyrai. Šito aš ir neneigiu. Ir man atrodo, ačiū Dievui, Dainius tai supranta. Bet reikėtų ir jūs jaust. Žmogus dirba nuo ryto iki vakaro už 2. O Milda, man atrodo, visai to nevertina. Kaip? Taip. Profesoriu, kada nors gyvenime futbolo žaidėjai vėl pro šalį. Tu tik dviračių mokė važiuoti. Na, man įdomu, kokiu jau būdu Milda nevertina Dainiaus pastangų. Tokiu. Nu, man čia jau visai įdomu darosi. Milda skalbia, Milda gamina maistą, Milda prižiūri namus, Milda lygina. Ką dar mergiotė gali padaryti? Nu, ko dar reikia, ko? Jaukumo ir ramybės. Kad žmogus, kuris dirba nuo ryto iki vakaro, grįžęs namo, galėtų bent jau išsimiegoti ir nesinervinti. O tai. Profesoriau, tu gali nors vieną kartą, kaip vyras, mušti stipriai, ką? Aš galiu. Ir kasgi taip nervina Dainiuką? Atrodo, čia ir taip viskas aišku, kas. Aš puikiausiai galiu. Aš gyvenau dar tais laikais, kai Lietuva buvo laikoma futbolo šalim, o ne krepšinio. Tada buvo Jurgis Jurgelevičius, jisai iš Kampinio kaldavo kaikę. Klausyk, čia tavo darbas. Jūs ką, fantazijos neturit kitų žaidimų žaista, net tiesiai man į veidą, su murzinu kamuoliu, ačiū tau labai. Kitų žaidimų susigalvoti jau negalėjot, fantazijos pritrūkai, ne? Ugdytė mažutė, matai, močiutė Marijai nepatinka tavo žaidimai. Močiutė Marija dabar tokio amžiaus, kad jai reikia ramesnių žaidimų. Klausykit, ar šitas bjaurių žodžių fontanas baigsis kada nors? Močiutės, nesipykė. Tik pas mane mažu dėdžiu. Geriau žaiskime slėpinius. Taip, slėpinės pats geriausias žaidimas. Bet tai keista, aš suprantu, dėl ko maniškiai atvažiavo, bet taviškiai ko atsigrūdo. Mildute, kas čia keisto? Juk tuoj gims antras vaikas. Kažkaip kai pirmas gimė, tai taip nesirūpino. Mildute, prašau, nepradėk. Didelė šeima, nuostabiausias dalykas. Aš ir nepradėjau. Karšta, nuik man tą paltą. Švis tu kaltas. Vėl aš kaltas. Visa nugara šlapia. Labą dieną. Nesinervink, prisėsk. Bus kokia 38 savaitė spėjai. 38. Na, vyrai nervus gadinam, ne? Ne, tas žodis. Oi, Gedrutė, na ir ką tu pasakė ten? Ką jie gali pasakyti? Viskas tvarkoje, be patologijų. Nesinervinti. Kaip aš galiu nesinervinti su tavim? Duok špaltą greičiau. Gerai, va, imk. Aha. Na, einam. Na, o tau gal namie kokių kotletukų iškept, Gedrutė? Kokių kotletukų dar? Tu ką, durnas? Tu skaičiuok. 1, 2. Vitalika, jie ten gumos. Varom, slėpti. 4, 5, 6, 7, 8. Aš gerbiamoji atsiprašau, bet jūs kaip visada bandot kažkur įsitrinti. Jūs netilpsit. Atsiprašau, tai čia jūs įsitrinat visur ir visada. Kaip ir jūsų sūnus Dainiukas, beje. Nieko, jūs sulauksit, aš dar pamatysiu. 9, 10.
Močiutė Marija. Stuku, stuku, močiutė Marija. Skaičiuokit dabar jūs. Taip jai reikia. Aš tau sakiau, kad aš esu slėpinių čempionas. Valytėm nei vienos mano slėptuvės dar gyvenime nėra radus. O jau pas mane vat, tuo klausimu tai yra žymiai blogiau. Vitalik, neblogai būtų, ne? Pasislėp tokioj slėtuvėj su buteliuku ko nors stipriau. Toliau nuo budrių žmonos akių. Tai, ponia Jonai, būtų labai gerai. Radau abu. Čia pirma. Antra, aš girdėjau jūsų pokalbį. O trečia, aš prašau Vitalijau, į šitos pokalbius nesivelt ateity, girdi? Paskui mane. Bet tai matai, kad tu netaip supratai, aš norėjau... Tai čia nėra vietos. Dabar man aišku, į ką jūsų dainiukas. Žinot ką? Jūsų ta Mildutė, aš jums pasakysiu, tikrai jau neangeliško charakterio. Charakterio? Jau apie charakterį, tai jau patylėkite geriau. Žinot ką, Marija, aš jums pasakysiu? Žinokit, gyvenimą nugyventi čia nėra taip, kaip lauką išarti. Čia viskas nėra taip paprasta. Taip, aišku, apie laukus kalbant, tai jau čia jūsų gyvenimo ir darbo sfera. A, ne? Jūs taip, a ne? Taip. O jau jūs ko tikėjotės labai? Gerai. Tuku. Jūsų eilė ieškoti. Teisingai, taip jau reikia. Einam valyti. Kučia. Kitukai, tai dabar mūsų eilė ieškoti. Vitalijau, ne mūsų? Tuku. Tavo. 1, 2, 3. Marija, ką jūs čia darote? Aš nieko. Ne? Žinote, aš dar nebaigiau. Štai aš jums pasakysiu. Jeigu jūs būtumėte šiek tiek paprastesni, jūsų sūnus Dainiukas nebūtų tokio egoisto. Tai mano Dainiukas dabar egoistas, ne? Tuk, aš tave radau. Ar tu nematai, kad mes kalbamės? Nieko tu neradai. Taip, egoistas. Baisus. Ką? Aš jau pasakysiu, tada jūs man atleiskit, bet jūsų duktė paprasčiausiai išlaikyti. Mano? Duktė? Palaukit, Marija. Gal galėtum apie tą išlaikyti neplačiau išgirsti, su visom smulkmenom, ką? Vitalka! Neklausykit, kiek galima, man jau žvakės užmetė. Aš nebegaliu klausytis, tas pats per tą patį, ką? Vitalka? Aš tiesiog reikalauju. Jeigu čia reikalausiu, jūs žinokite savo vietą. Vaikite! Vaikai. O kodėl jūs grįžot, ką? Viską sugadinot. Mes su Ugnį taip smagiai žaidėm, tik azartą pagavom ir... Matau aš tos jūsų žaidimus. Vaikas, kur? Ugnė. A kur Ugnė? Taigi, čia, Ugnė. Ugnė. Prie ežero buvot? Ugnė. Čia. Kol manęs ieškojate, spėjau net 2 darbus nudirbti. Laimėti slėpines ir sušalti. Dukriukai, ir ką tau taip konsultacijoje pasakė, kas bus? Gerbiamoji Valentina, domėtis vaiko lytimi jam dar negimus nėra gerai. Toks prietaras yra. Jūs tikite prietarais? Tikrai niekad nepagalvočiau. Valentina, jums galvoti, manau, būtų sunkoka. Prietarai šmietarai. Nesąmonė. Aš jums vis tiek aišku. Sakau, bernas bus ir viskas. Tai nėra jokių kalbų. Ne, rimtai. Tik į pilvą pažiūrėkit. Ohoho. Jeigu aš turėčiau tokį pilvą,
aš vienu kartu visą alaus bačką susipilčiau. O aš taip tikiu mokslo pasiekimais ir statistika. O ji teigia, jog yra net 70% tikimybė, jog į šeimą besilaukiančią antrojo vaikelio ateis dukrytė. Jo? Ne, statistika gerai, gerbiu. Geras, bet žinok, Vitalikai, mano nuojauta manęs dar nė kartą apgavo. Aš to sakau. Nu, ponas Jonai, aš tikrai nedaryčiau tokių skubotų išvadų, tuo labiau, kad jūs nesat šito dalyko specialistas. Aš labai atsiprašau, trumpam. Tuoj grįšiu. Nu, ką čia specialistas? Nereikia būti specialistu. Aš tau sakau, viskas taip aišku. Dukra yra, vadinasi, dabar eilės bernui. Nu, čia nereikia ne specialistų būti, ne? Tikrai. Nu, gal tokią progą reikėtų susiorganizuoti ir gramelį, ką mes taip sausai sėdim. Aš tau suorganizuosiu. Organizatorius atsirado. Sausai. Gerai, valyti. Pajuokavau. Paimsiu, tai bus šlapia. Pajuokavau. Gerai. Oi, aš visai pamiršau, mes vieną kambarį svečių remontuojam. Būsimam vaikeliui rytoj labai anksti ryte ateina darbininkai. Tu jau nepamiršai? O kam tie meistrai? Ko mes patys rankų neturim? Mes tokį remontą suskelsim, ne, Vitalikai? Ne, be abejonės, mes patys galim puikiausiai remontą suskelti. Jo, ponas Jonai, ką čia žadat skaldyt? Vitalijau, skaldysit kažką? Mam, viskas tvarkoj. Mes apie kambario remontą kalbam, bet yra kita problema. Tik vienas svečių kambarys liko. Taip. O tai ką? Nu, mesgi viena šeima, ar ne, Valytė? Ne, rimtai, aš sakau, tilpsim į vieną lovą. A ne, Vitalijau? Tik draudžiu visiems knarkti, nes pats neknarkiu ir kitiems draudžiu knarkti. Nu, Vitalijau, nu dabar laikas tau pasportuoti. Pamiklink raumenis prieš miegą. Ne, mano Vitalijui tai uždraustas didelis fizinis krūvis. Jam yra spaudimas per aukštas, negalima. Tai kame problema? Nu, tai dalį spaudimo perkels į čiužinį. Ir viskas Ne, Valytė, ne. Ne, nu tu pažiūrėk, ką. Kol aš jiems karališką guolį ruošiu, tie parazitai mūsų lovą užėmė. Ei, kumai, kas čia dabar, kumai? Nu, klausykit, gal apseikim be skandalų. Turit puikų nuostabų čiužinį, tai gulkit ir miegu. Ne, jeigu jis toks puikus ir nuostabus, kodėl jūs ant jo nemiegat? Jam yra osteochondrozė ir jis turi ilsėtis lygiam paviršiui, tai yra lovoj. Nu čia... Aš turiu dar vieną pasiūlymą. Šiandien jūs ant čiužinio, o rytoj jau mes. Bet kodėl šiandien mes? Nu, tai jei jūs prisipūtė čiužinį, nu ant jo ir miegokit. Nu, logiška, ne? Logiška? Ne, nu logiška. Bet aš va to į orą iš čiužinio išleisiu, irgi bus logiška, ne? Ką? Bus per kieta. Nu, klausykit, čia jau didelė problema, ne? Tai ką dabar mums burtus kokius traukti ar monetą mest, kad įsiaiškint, kas lovai. Atspėjai, Marytė, tik tai taip mes išspręsim savo problemą, ką? Kartoju, aš ne Marytė, negi taip sunku įsidėmėti. Aš nieko nepamiršau, miela Donna Marija. Donna. Dėmesio. Įspėju. Herbas mūsų, skaičius jūsų. Gerai, mes viskas. Pasiruošę? Labą naktis. Ne, nu, o ką aš nežinau monetą čia Valytė. Aš nekaltas, čia kreiva moneta. Kreiva moneta? O ką aš? Marija. Ne, Valytė, žiūrėk. Tegul mes šitų brūdo sachorozių neturim, ką mums tegul pasilaiko. Mes jauni, ant čiužinio, ramiai, pasivoliosim smagiai. Klo greičiau. Su savo kreivo monetom ar gerbės. Pensininkai ir seniai tegul miega lovai.
Ne, super, fantastika, kiek galima. Kasgi yra? Ko nervinės? 4 kartą duris bučiuoju. Priprasi, didelė šeima, juk taip nuostabu. Didelė šeima ir būtų buvę nuostabu, jeigu taviškiai negręžtų per smegenis nuo pat ryto ir per visą dieną nesidėtų tualete. O maniškiai gręžia dėl mūsų šeimos gerovės. Ir dar neaišku, ar tenais tualete maniškiai ir užstrigę. Maniškiai tokiu metu miega. Jo, tu įsitikinęs? Aš tuo net nebejoju. O, labą rytą, jaunimas. Kaip miegojot, Vitalijau? Žandelė, palauk. Ačiū. Žinai, Dainiau, tu manęs nelauk, žinok, aš jums gaunu. O dabar įkvepiam giliai. Ir iškvepiam. Nu va, o dabar galima atsipalaiduoti ir pasirinkti savo patogią pozą. Vitalijau, aš sakiau patogią pozą, o tai reiškia lotoso poza, taip? Pitukai, man dabar tai yra pati patogiausia poza. Pati patogiausia, žinau. Klausyk, nedaryk tu man gėdos, gerai? Toliau darysim nugaros stiprinimo pratimus. Taip. Kelsim dešinę ranką ir tiesim kairę koją. Ir palaikom. O jūs įsitikinus, kad man prieš pat gimdymą reikalinga tokia mankšta? Mildute, kai aš buvau tokioj padėty kaip tavo, aš kasdien darydavau šitą būtiną mankštą. Močiute, ką man ta mankšta? Juk aš neneščia. O tu pažiūrėk į senelį Vitalijų, jis irgi nenešęs. O matai, daro pratimus ir su kokiu malonumu. Vitalijau, su malonumu. Milda, mano džinsų nematei? Kur numetei, ten ir ieškok. O ko iš manęs sakot? Niekas, kas sportuojas? O ką, ir jūs būtumėt prisijungusi? Na ką jūs? Kur jau čia man? Aš dar nekvanteliu iki tokią lygą. Aš tiesiog jums būčiau pevelį išarvėjus. Valentina, klausykit, gal jūs eikit ir toliau džiaugsmingai plaukit savo indus, o kai mes darysim svorio metimo mankštą, mes jūs būtinai pakviesim, gerai? Oi, kur jau čia man? Aš tokią lygą kaip nekurė nepasieksiu, aš geriau pavalgysiu. Milda, rimtai, nu kur mano džinsai? Aš tavęs rimtai klausiu. Ne, mačiau. Valentina, gal jūs matėt mano džinsus? Gal tokius mėlynus skeletus? Jo, va tokius mėlynus skeletus, būtinai. Einam, parodysiu. Klausykit, mano mėlyjei sportininkai, komandos laisvai dar nebuvo. Vitalijau. Dirbam toliau, sportuojam. Tu palauk, pasėdėk, aš to atnešiu. Tik Dainiau. Taip, aš su jais prisikamavau, visą naktį dirbau. Kur tu šliaužiai po kokius brūzgynus? Gal šunės tave sukandžiojo? Nu, tai? Ačiū, ponė Valentina. Didelis žmogiškas ačiū. Tai kad nėra už ką? Yra. Žinot, ponė Valentina, jūs mane tiesiog išgelbėjot. Dainiau,
Nu, tu man atleisk už tuos tavo džinsus. Tiesiog aš negalvojau, kad padorų žmonės tokius karvalus gali nešiot. Ne, tai viskas gerai, ponia Valentina. Dabar jie yra handmade, net ir didesnės vertės. Hand reiškia angliškai ranka, rankų darbo. Aišku, supratau. Jūs dar ką nors norėjote? Ne. Tiesiog aš žiūriu į tave ir grožiuos tavimi. Koks tu šaunuolis, a? Mildutė va sėdi namie, o tu išvažiuosi į miestą, į turgų, pripirksi visko, tiesiog šaunuolis. Nieko čia ypatingo, viskas normaliai. Nu, jo, aš ir sakau, kad viskas normaliai, šaunuolis tu, o jeigu dar anksčiau sugebėtum grįžti namo po darbo, tai būtų visai gerai, auksinis gabalas būtum. Žinot, ponia Valentina, aš su malonumu grįšiu anksčiau namo, bet darbas taip pas nenusidirbs. Nu, jo, nors iš kitos pusės koks čia tavo darbas. Va, Jonas mano dirba vairuotojų, šoferių, jis vairą sukioja visą dieną, tai aš suprantu, čia darbas. Statybininkas namą stato, pavyzdžiui, va, ūkininkas laukus aria, tai visą iki vakaro, visą dieną, o tavo darbas jau, suprantu, sėdėt prie ekrano, mygtukus spaudėt, tai čia ir durnius sugebėtų, didelio proto nereikia. Žinot, šitie mygtukai namą pastatė, jūs suprantat? Ja, namą pastatė. Pastatė. Aš suprantu, jo. Gerai, gera sėdėti visą dieną, žiūrėti į ekrane, į nuogas bobas, spaust mygtukus, o pinigėliai kapsi į sąskaitą. Gerai. Kokias dar nuogas bobas, Valentina? Klausyk, tu man makaroną ant ausų nekabink, gerai? Aš nedurna. Ašgi mačiau tavo notebook'e per visą ekraną, pusnuogę bobą. Pusnuogę bobą ir tu į ją spoksai ištisom dienom. Tau prieš Mildą negėda, a? Ta boba yra Angelina Jolie. Ji yra 6 vaikų motina, Jungtinių tautų organizacijos geros valios... Milda pati ant ekrano ją ir uždėjo. Milda. Milda. Pati. Pati. Uždėjo. Nu, aš ir žiūriu, kad... Nu, aš pajuokavau taip, aš tave tikrinau. Mano toks humoro jausmas neįprastas. Tai nieko tokio. Neįprastas tai neįprastas. Ką padarysi? Ne. Dar, Mildut. Supranti, moteris, jinai visada turi atrodyti puikiai. Lūpytės padažytos, nagučiai sutvarkyti. Tai nesvarbu, ar tu namuose, ar tu nenamuose. Ypač, kai tu esi nėščia. Bet tai kam kiekvieną dieną čia puoštis? Nu, kaip tai kam, Mildu, tu mane gazdini. Savo vyrui, aišku. O aš kai buvau nėščia, įsivaizduoji, aš net šiukšlių nepasidažius neišeidavau. O be to rasdavau laiko, pagamindavau pietus ir drabužius Vitalijui išlygindavau. Va taip, va. Na tai kaip? Tai čia jau Dainius pasigodė. Ne, kaip tu, iš ko tu taip nusprendai? Dainius jis kaip puola, jis niekada nesiskundžia. Čia mano budri motinos akis viską mato. Nu, vat koks jisai grįžta iš darbo, koks? Taigi visas įsitempęs, susinervinęs, pervargęs. Va, tuomet tu turėtum jį apgaubti šilumą, jaukumu ir grožiu, o grožio niekada nebūna per daug. Nu, irgi ne. Bet tu supranti, kaip būna. Vat šiandien žmona yra nepasidažiusi, rytoj jinai jau kūtvėla. O po poryt jau žiūrėk ir per vėlu gražintis, supranti? Marija, mes su Dainium jau ne 1 metus kartu gyvenam. Gal kaip nors išsiaiškinsim patys, be jūsų pagalbos. Atleiskit, aš eisiu gal.
jau visai patrūksi. Nenešiok. Taigi galiu pati pasinešioti. Dieve mano, baig tu pablūdai tokius svorius tampyt, kai nešėsi. O ko tu tokius vėjus čia keli? Kaip tai vėjus keli, tu ką? Tu vyras turi tampyti tos krepšius, o ne nešia žmona. Vaikeli, per daug tu laisvės duodi tam savo Dainiui. Apsileidai. Aš per daug laisvės. Taip. Ką dar sugalvosi? Tu apsileidai, tu kryti. Mažutį mano. Zuiki, Taip. aš labai tavęs prašau, pakalbėk su Dainiu. Bet kaip vyras su vyru, gerai? Gerai. Rimtai. Aš esu pasiruošęs, žinoma. O apie ką? Tu ką? Tu nesupranti, kas čia darosi? Tu nematai? Tuoj sugrius tavo sūnaus santuoka. Aš manau, kad Dainius yra tikrai pakankamai suaugęs vaikinas ir kad gal nevertėtų taip giliai lysti į jo asmeninį gyvenimą. Žinai ką, jeigu aš savo laiku nebūčiau įlindusi į tavo asmeninį gyvenimą, tu dabar būtum eilinis laborantas ir kukuotum savo. Eik pas sūnų. Kuku. Apsileidai. Pažiūrėk, tavo tėvas. Nuo pat ryto kala, kaip meistrelis Jurgelis kala, gręžia, taiso kažką. O Dainius nors pasiūlytų, ką nors padėt. Ne, nieko. Mama. Nu ką, mama? Teisybė akis bado, ne? Aš čia, matai, norėjau su tavim čia vieną reikaliuką aptart. Čia tokia yra viena kebli situacija, kai žinai, kad... aš seniai ruošiausi pašnekėti su tavim. Kalba. Sūnau, taip, dabar klausai mamos. Gerai, mes jam svetimi žmonės, aš suprantu. Bet jis ir su tavim taip elgėsi. Oi, valyte! 15 minučių negirdėjau tavo balsą, jau išprotėjau. Galvojau, kas nutiko? Nu, o tai ko pritilot? Kaip vištos po saulėlydžio, ką? Klausyk, sūnau, mes su tėčiu tau tikrai nedažnai reguliuojam gyvenimą, ne? Ir manau, kad tu turėtum mums už tai atleisti. Vitaliau, tu, žinai ką, tu geriau imk tuos krepšius ir nešk į virtuvę, gerai? Gerai? Nestovėk čia kaip įbestas, gerai? Tai va. Žodžiu. Šioplys tu, Vitaliau! Aš netyčia, Dar betrūko, kad tai būtų tyčia. Rink viską, nešk. Kur tu padėjai tą savo lentą? Prie miltų. Atsiprašau. Ko tu čia tuščiai liežuviu maly? Tu geriau pašnekėtum su dukra apie gyvenimą, paaiškintum jai kas ir kaip. O ką aiškinti? Ką? Kas mūsų dukrikui neaišku, ką? Jinai gyva, jai tuoj gimdyt. O jos vyras ištisom dienom namuose nebūna latras. Nu kas? Svarbu, kad naktimis būna, ne? Jo, tai parazitė, tu išėjai geriau, patirk. Sūnau, tėtis tau norėjau pasakyti, kad šeimos galva turi būti vyras. Supranti, vyro žodis yra įstatymas, o ne Vitaliau, kiek tu ten gali krapštyti? Kur tu pyksti visą laiką? Rimtu tik greičiau. Tai vyras turi būti tvirtas ir nepalenkiamas, kaip ašlus kitaip, mielasis. Tavo žmonytė atsisės tau ant sprando, supranti? Man baig, niekas man nesėdės ant sprando. Gerai, gal aš ir per daug, bet žinok, aš esu tavo motina. Aš viską matau, kas vyksta iš šalies. Vitaliau, ar tu ten aklas, ką tu ten darai? Greičiau, ar tu gali kažkaip... Pyksti visą laiką. Ką nors padaryt. Kaip žmogus gali? Krėplas. Kada šitai baigsis? Tu ką, čia tyčiotis iš mūsų atėjai, pažvengt, labai juokinga. Valyti, baig, kas tau daros? O Mildutė, tu klausyk mamos. Mama gerai sako, jinai gyvenimą nugyvena, jinai blogai tau nepatars. Tikrai. Ko tu ten tyli? Atik čia. Čia? Vitaliau, tavo sūnus, taip? Taip. Tai va, pasakyk jam ką nors, pasakyk. Sūnau, kas yra šeimos galva? Vyras. O, viešpatie, viskas, tik tiek? Taip. Duok tai tos krepšius, duok. Im. Dainių ką tik paaukštino, dabar turi daugiau darbo, dėl to čia taip viskas. Va, aš ir sakau, naujas darbas būtinai privilios naują moterį. Mam, tau visai stogas pavažiavo. Kartais tu turi parodyti savo charakterį, supranti? Parodyk savo charakterį. Turi būti stiprus. Mama teisi. Mano santykiai su Milda yra puikus. Jeigu dabar sudirgusi, tai toks periodas, nieko nepadarysi. Mam,
Tu supranti, tu turi tai suprast. Daug aš tave pabučiuosiu. Ir einu. Matai, Vitalikai, kaip viską gamta sustato į savo vietas. Vakar tu lovai pilna šildai, šiandien tu pompa mankštinė. Gerbiamas Jonai, bandote mane kažkaip pajuokti arba sumenkinti. Ne. Aš ir namuose labai dažnai miegu ant grindų, nes kietas pagrindas yra labai sveika nugarė. Oi, Vitalikai, tik nesek man pasako, gerai? Tu lovai ne dėl to nemėgi, o dėl to, kad tave žmona į lovą nepriima, ne? Jonai. Taip. Jūs, kaip šeimos psichologas, gal galėtumėt leisti mums, paprastiems, mirtingiems, pasiruošti miegui. Prašau, ruoškitės, o kas jums trukdo? Ir jeigu galima, tai tik tai be barnių. Gerai, gerai. Moliusika, na. Palanda kusikėsi. Mano tačialia, Ne, nu, klausyk, man atrodo, kad chamizmas tai čia jau šeimos bruožas, ne? Kaip sako žmonės, žmogų iš kaimo gali išvežti, bet jau kaimo iš žmogaus tai ne. Gerai, kad dar nors į lovą su nemėšlinais batais lipa kaimiečiai. Klausykit, jūs ten, nelaimingi inteligentai. Reikėtų jums ir kaimą pagyventi, ir tada suprastumėt, kas yra darbas ir gyvenimas. Ir gal sūnų savo išauklėtumėt kaip padorų žmogų pagaliau. Jeigu ką, tarp kitko, tai mes savo sūnų normaliai išauklėjom ir be jokio kaimo pagaus. O vat jūs savo dukreliai, tai galėjot šiek tiek įskiepyti mandagumo, švelnumo ir moteriškumo, bet ką aš čia, negi supras. Kaimas, žodžiu. Ką? Ką girdėjot? Labos nakties! Labanakt. Gerbiamasis. Alio, girdit mane. Kas yra? Klausykit, aš mūsų mažo kolektyvo vardu labai jūsų prašau. A jūs negalėtumėt išeiti kur nors, pasivaikščioti? Kam? Nežinokit, aš antros tokios nakties košmariškos tikrai neištversiu. O kas man? O mums niekas nieko netrukdo, mums ir tai viskas gerai. Trukdo. Ką, valyt, saldainiuk, nu ką? Kai kuo greičiau išeisi, tu greičiau sugrįši. Čiošk. Ne, nu, suradot pirkimo ožį. Patį kalčiausi. Labanakt. Labanakt. Mamok, labai tešla lipni gavosi. Nu kaip, taigi tu ką, pamiršai?
Aš tau sakiau, miltų reikia. Miltų, va, 1, 2, žiūrėk. Bet per daug miltų irgi negerai. Negerai, tada vandens įpilsi. Mildute, mano mėlyną marškinį nematai? Ne. Į tokius su juostelėme, ne? Aha. Tai aš jas įskalbent įmečiau. Turbūt jau įsiskalbė. Palauk, kaip jis įskalbė? Taigi sako, skalbenkiai. Nu, taigi, sako, skalbenkiai. Na, bandyk. Gerai, dabar aš padarysiu. Ačiū. Milda? O kas čia? Čia, ponia Valentina. Mano banko kortelė buvo. Kur jinai buvo? Kas jai atsitiko? Va šitose mėlynuose marškiniuose. Kišeniai. Jėzus Marija, aš nežinojau. Aš nežinojau, kad jinai kišeniai. Kortelės reikia laikyti piniginio, ne kišenį. Aš nekraustau svetimų vyro kišenį. Netokios aš matos. Ne, Milda, tu man paaiškink, kas čia dabar vyksta. Taigi mama tik tai gero norėjo. Tavo mama visą laiką tik gero nori. Tu supranti, kad man reikia šitos kortelės šiandien. Man grynuosius reikia išsiimti, aš nesuprantu apskritai, kas vyksta šitose namuose. Taigi suaugęs vyras, pasidarysi naują kortelę ir viskas bus gerai. Aišku, aš nueisiu, pasidarysiu kortelę, o laiką kas gaiš aš. Dainiau, baik. Nusiramink. Gerai, ramus. Dar vieną įdėsiu. Gerai, nu dabar pamaišysiu. Matai, Ugnutė, kaip pasaulis sutvarkytas. Kažkas dirba, o kažkas po kurortus bimbinėja. Jonai, išjūkęs savo burzgiklį. Kas yra? Šnektelt reikia. Nu, Ugnutė, bėk parūkyk, mes su močiute pakalbėsim. Senelė, vaikai nerūko, o iš vis rūkyti nesveika. Atsiprašau, Ugnutė. Jau kada mečiau rūkyti, galvoj dar žodžiai liko. Nu, ką norėjai? Matei, koks Dainius susivedęs. Mildutė pergyvena. Nu ir ką? Nu ir ką? Baig daryk pertrauką, važiuojam į parduotuvę. Parduotuvė? O kam į parduotuvę? Pas mane mašinoje viskas yra. Jo, ir vaikiškas vežimėlis yra. Ne. Ne. Važiuojam, nupirksim, ką nors kūdikiui vaikams. Nuotaiką pakelsim, be mūsų nieks kito nepadarys. Visiems Ale, o tavo galva, su tokia galva tik į Seimai. O tu mane. Jeigu dar ten smegenų būtum ir ministrė, valyti. O, nu kur tu valkiojasi, aš sukaitau visą. Tu taip greit susukai, šaunuolį. O kurgi man būti, a? Kur man būti, juk dėl visko susitarėm. O aš žiūriu, mašiniukas nusėdęs. Gerai, šnekėk, bet nenusišnekėk, man prisisekt. Ne, nereikia. Kam sektis, nepadės tau sėgimas. Ką, mielas Jonai, išvažiuot neatsisveikinę? Remontas užkniso, ar norit tyliai dingti? Vot ir neatspėjot. Mes iki prekybos centro iš karto atgal. Jūsgi statybinių medžiagų mums neparūpinsit. Per žemas lygis, o ne? Ką? O jūs ko muilinatės? Baisu vienam kambarį su kaimiečiais miegot, ką? Pone Jonai, mes čia su Katuku Vitalijau, nusprendėm, kad... Mes važiuojam į maisto prekių parduotuvę, nupirksim pieno, grietinės, duonos. Jūs grietinė? Ai, supratau. Čia kad zuikutis nesubloktų. Valyt, Jėzus Marija, nu tik ilgai krapštinėjus, taigi tie pasvys. Durelės tavo mašinos susitrenkė.
Ko užsitrenkė? Tai normaliai reikia daryti. Gražiai, švelniai, kaip šaldytuvą. Reikia sutvarkyti savo trantą. Vis mano trantas yra puikus. O, pažiūrėkit. Valentina su Jonu. Nu, ką ar nepasiklydo tik tai. Čia ne jūsų užkampio parduotuvė, kur viską gali nusipirkti ir saldainius ir cementą. Čia, žinokit, normalus miestas ir vaikų prekių parduotuviai. Čia remonto, tai nerasit prekių, tikrai. Ką jūs sakote, ne? Tikrai, aha. Bet aš kaip žiūriu, vat lentynos irgi nuo duonos ir pieno irgi nelūžta, gerbiama ponia Marijana. Kam jūs pirko? Taigi blogas ženklas prieš pat gimimą. Oi, Mildutė, nu tu baig su savo tais prietarais ir burtais. Nu, tavęs dar planus nebuvo, mes jau viską pirkom, jau vonelę pirkom, ne? Ja. Viskas ir užaugai, be uodegos ir be peleko. O jau vežimėliai iki tavęs, tai žinok, kokie 3 kūdikiai klikė, o po tavęs tai dar ir dievai žino kiek. Taip, dabar dar kaimynas į daržą trašalą vežioju su tavo vežimėliu. Tėti. Vitaliau, paskui mane. Tėti, nu kuo tu tą vežimą tasai, taigi be vaiko? Blogas ženklas. Teisingai, Mildu, teisingai. Kūdikiui reikia pirkti viską, kas geriausia. O ne kažkokį vežimą, kur paskui trašas į daržą vežiosi, ne? Mylimiausiai anūkiai, geriausių firmų prekės. Štai, matot? Jo. Jūs dar anūkui suknelių su lūpdažiais pripirkit, o tada visi būsim dėkingi. Ai, iš vis nenoriu su jumis ginčytis. Einu aš kambarį remontuoju. Tarp kitko, netgi jeigu hipotetiškai gimtų berniukas. Įsiskalaukit savo burną. Normaliai jis gims. Ne, matot, čia ta prasme, kad jeigu galimai gims berniukas, man atrodo, vis tiek buvo galima prieš išbėgant taip karštai iš šito kambario padėkoti mums už dovanas. Ne, ar aš teisus? Taip. Žinoma. Beje, šitos dovanėlės kainavo nemažus pinigus. Čia paskui, čia jau kita. O kainėlės tai galėjote nulupti. Negražu savo turtais kitiem akių badyti. Jo? O jūs turbūt tik tom ir užsiminėjot, kad nulupinėjot kainėlės, kad jau niekas nepastebėtų pigumo jūsų daiktų. Ką? Šlamštas. Plasmasinis. Tarp kitko, labai kokybiška tekstilė. Jonai, ar tu baigsi ten? Tuoj, Valyčiuk, baigsiu. Aš dar vieną skylutę prie rozetės. Tuoj viską padarysiu. Jo, padarysi, tuoj padarys. Aha. O, Jėzu, kaip čia? Kas dabar? Po velnių ašgi neįsisaugojau. Dainiukai, tu puikiai įsisaugo, ką tu nusišneki. Tavo amžius, su tavo sveikata. Ačiū jums, mano mylimas uošvi, dėkoju jums labai. Kas vėl? Kas vėl? Fantastika vėl. 3 savaičių darbą per vieną sekundę. Pystė ir sunaikydų. Dainiuk, suprask, aš nekaltas. Aš grėžiau skylę. Sakai, tik driaus. Akise tamsu viskas. Galvoju, miriau, viskas. Jau ėjau pa Šventą Petrą su visa dirėlė. Bet ne, paskui žiūriu, kad šurpas krečia, ausise zvimbia. Nepergyvenk, pakeisim saugiklius, viskas bus gerai. Nieko gerai nebus. Nu, o Jėzau, ko tu psichuoji? Saugiklius pakeisim. Tik svarbiausia dabar namus niekas nieko negreškit. O ko tu čia dabar rėkauji? O vat šiaip savo iš neturėjimo, kad tai nuobodu pasidarė. Nu tai ko visi nutilo tau? Žinai ką, tu gali savo per galvą pasidaužyti. Tada bent jau garsas geresnis būtų. Čia ne namai, čia prakeiktas beprotis. Nori parėkaut, važiuok į savo darbą, ten ir rėkaut. Oi, aš tu mano namu važiuočiau už savo darbą, su didžiausiu malonumu. Bet negaliu benzino įsipilti, nes tavo mamytė išskalbė mano banko kortelę. Nu ką aš čia tokio padariau, Ką, kvailystę padarėt, Valentina, didelę kvailystę. O dabar Dainiukas jums dar ir savo mylimus džinsus primins. Ir Milda, prisimink mano firminius džinsus už 500 eurų, kuriuos jinai pavertė kažkokiamis slobotomis kelnybėmis. Geriau sugrįžtusi į džinsais vaikščiota, ne?
O žinai, kodėl taip yra? Dėl to, kad mano mama nesėdi visą dieną ant sofkutės ir nesilakuoja nagų, o iš tikrųjų kažką namuose veikia. Teisingai, dukrytė, ir valgyt verdu, ir tvarkau namus, kaip kokia tarnaitė. Aha, o po to aš, miela Valentina, tai, ką jūs pridirbo, turiu sutvarkyti. Oi. O mano mama bent žino, kad jeigu eini į tualetą, tu turi pasibelsti pirmą, nes Kyra pasirodo išmintingas žmogus. Koksgi teisus Dainiukas. Tai jie gal tam neturi laiko, nes visą dieną mane persekioja ir sako, Dainiukas, pats geriausias, pats mylimiausias, žinai, jinai jau gal per daug prisiskaičia tų savo žurnalų ir savo portalų. Prisigalvoja nesąmonę ir paskui verčia mus valgyti tas šlikštes salotas. Dukriuk, tu viską supranti. Va, mūsų ugniukė, be tų salotų ir be jų gimnastikų. Čia jūs negalite be jų gyventi. Milda, ji tai daro rūpindamėsi tavimi, tavo sveikata ir mūsų būsimo kūdikio sveikata. Oi, tiesiog visai jau tokia įsirūpinusi vargšelė. Taip, o jums tai tik tai rūpi kotletų kalną prisikepti ir prisivalgyti iki negalėjimo, ne? Man jau bloga nuo to jos rūpestėlio. Norisi bėgti nuo jo kuo greičiau. Taip, dukriuk, mano mieliausia, visada tave mylėjau ir mylėsiu, taip. Vieni nervai aš, vieni nervai mano sveikata ir vieni nervai mūsų bendras kūdikis. Tai vadinasi, silpni nervai čia jau jūsų šeiminėlės problema, ne? O jūsų silpnas protas. O tavo tėvukas visą laiką su savo drėle, viską savo smegenis. Dabar tai brangiai. Visi tyliai einam paskui mane. Einam, Milda, einam. Tai. Aš labai atsiprašau visų. Aš nemoku taip gražiai ir taisyklingai kalbėti kaip Marija ir nemoku taip iškalbingai tylėti kaip Vitalijus, bet aš noriu pasakyti, kad aš esu čia kalčiausias dėl visų šitų balaganų, kurį padariau, kai nusprendžiau atremontuoti vaikų kambarį. Aš prisipažįstu savo kaltę, galit mane teisti, aš viską iškęsiu. Tai džiugu, kad pats viską supranti ir pripažįsti. Ne, man tai gaila, kad tik aš vienas matau ir pripažįstu klaidas. Palauk, supraskit. Supraskit, mes lipam ant to pačio grėblio. Mes kiekvienas tempiam savo vaiką į savo pusę ir taip griaunam jų šeimą. O šito daryti tikrai negalim. Gerbiamas Jonai. Vitalik, aš tau jokių pretenzijų tikrai neturiu. Ne viskas. Todėl, žinot, aš siūlau du dalykus. Mes turim dvi išeitis. Arba mes susirinkam savo žaislus, daiktus ir keliaujam namo. Arba mes sudarom vieną draugišką brigadą ir išgelbėjam šeimą. Ir gerbiamas Jonai, aš visų 100% su tamsta sutinku. Tai aš irgi ne prieš. Aš visada už, kad tik mūsų vaikams būtų gerai, tu žinai. Taip. Mes gyvenam demokratiškai šaly, todėl aš dabar siūlau balsuoti už mano šeimos gelbėjimo projektą. Kas už? Aha. Kas prieš susilaikęs? Tokiu ačiū Dievui nėra. Gerai. Taip, minutėlį neįsivaksot, aš tuoj. Tai kur tu, tėvai? Palauk, valyti. Kiekvienas oficialus renginys, net Briusely yra baigiamas tokiu šiokiu, tokiu furšetu ar banketu. O tokį dalyką. Taigi mums reikia atšvęsti, ne? Ką? Tuoj, minutėlį, aš mašinai turiu buteliuką naminės. Tuoj atnešiu. Jis niekada nepasikeis, koks buvo. Palaukit, aš irgi turiu vieną idėją. Valyte, kadangi dabar mes vienoj komandoj, ne? Tai va. O taip.
Katukas yra katukas. O tokia va mano nuotaika šiandien, va. Aš žiūriu, Vačiliauską irgi netuščiom rankom, nesitikėjau. Gerbiamas Jonai, mesgi esam viena, taip sakant, darni didelė šeima. Ir kaip sakoma, ir džiaugsme, ir varge. Viens kitą turim suprasti ir paremti. Aš tikiuosi, kad po šio furšeto neramstysit sieną. Po švarkelį ir miegot. Valiutinka, tu mano pats minčiausias ramstis. O tu, kad tu mano.